10. Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, gerbiami svečiai, kolektyvų vadovai, kultūrininkai, mokytojai. Labai smagu Jūs matyti šiandien čia posėdyje, o posėdį mes visada pradedam tradiciškai tautišką giesmę. Na, taip pat tradiciškai pasveikiname tarybos narius, kurie šventė savo gimtadienius tarp posėdžių, o kadangi paskutinis posėdis buvo tik tai Liepos mėnesį, tai yra prisikaupę truputėlį gimimo dienų, tai norime pasveikinti. Tai pirmiausia, seniausiai, kur gimtadienis įvyko, vėliausiai tiksliau nuo šios datos, tai sveikinime Liepos 2 dieną savo gimimo dieną šventusi Darių Petrošių. Sveikinam. Taip pat Liepos 23 savo gimimo dieną šventė administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė. Taip, rugpjūčio 22 savo gimimo dieną šventė tarybos narys Andrius Burmistrovas. Rugpjūčio 24 dieną savo gimimo dieną šventė Arūnas Bartička. Ir taip pat sveikinam su Paulių šeimą. Na ir vakar savo gimimo dieną šventė tarybos narė Goda Košinskytė. Sveikinam. Taip, o dabar registruojamės posėdžiui, matau, yra visi 24, vienas nedalyvauja tarybos narys, taigi kvorumas yra. Pagal vietos savivaldos įstatymą 17 straipsnio 1 dalį posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, o šiandien esame susirinkę 24 tarybos nariai, todėl posėdis teisėtas, o šios dienos darbotvarkėje buvo įtraukti 29 klausimai, bet turiu pasiūlymus 2. Ir norėčiau prašysiu jūsų bendro sutarimo, nes vienas klausimas TSP 165, tai yra dėl Tauragės rajono savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Jisai buvo patvirtintas 2017 metais, buvo keičiamas, bet buvo gauta vyriausybės atstovo pastabų
kurios nėra esminės, bet yra tokios, kur dar reikia iki galo išsiaiškinti, tai specialistė rengėja šito klausimo paprašė atidėti jį iki rugsėjo mėnesio ir tada rugsėjo mėnesį jau galutinai šitą tvarką primtumėm. Tai viskas veikia, viskas yra kaip ir gerai, bet norisi patobulinti ir nori gerai padaryti tą klausimą, paruošti. Ar galim bendru sutarimu atidėti TSP 165? Prieštaraujančių nematau. Ir dar yra du klausimai, tai yra TSP 171 ir TSP 172, tai yra dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros suderinimo ir dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 23 metų kovo 29 dienos sprendimo numeris 1/43 dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui pakeitimo. Aš siūlyčiau šitos klausimus išbraukti iš darbotvarkės, nes tiesiog pasikeitus vietos savivaldos įstatymui nebereikia tarybos sprendimų šitiems klausimams išspręsti. Aišku, kad taryba apie juos žino ir su jais susipažinus yra, tai tikrai manau, kad yra gerai ir vertinga, bet tarybos sprendimo priimti šitais klausimais nereikia, tai dėl siūlyčiau tiesiog išbraukti juos iš darbotvarkės. Ar galim bendru sutarimu išbraukti? Taip, tai galim. Taip, o kitus klausimus svarstyti pagal darbotvarkę, tai jis siūlau balsavimu patvirtinti darbotvarkę TSP 165 atidedant rugsėjo mėnesio, o TSP 171, TSP 172 tiesiog išbraukti iš darbotvarkės. Tai 24 darybos nariai už darbotvarkę patvirtinti ir pirmasis klausimas TSP 146 dėl Mindaugo Pavilionio paraiškos įtraukimo į planuojamus statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims objektų sąrašą. Pranešėjas statybos skyriaus vedėjas Faustas Ragauskas. Prašau, Faustas. Labą dieną. Prašau pritarti pateiktam tarybos sprendimų projektui dėl fizinio asmens paraiškos, kuriuo teikiam dalies Šemetos gatvės darbų įtraukimo į planuojam statyti, rekonstruoti, remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims objektų sąrašą. Šitas projektas būtų įgyvendinam 100% pareiškėjų lėšomis, svarstytas ekonomikos ir kaimo reikalų bei bendrame komitetuose. Pastabų, pasiūlymų negauta. Tai prašyčiau pritarti. Ačiū Faustui. Ar tarybos nariai dar papildomai norės paklausti? Nebe, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt keturi tarybos narių sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 170 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 23 metų birželio 28 dienos sprendimo numeris 1/171 dėl Tauragės rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo pranešėjas kaimo reikalų skyriaus vedėjas Petras Kulikauskas. Prašau, Petras. Tai laba diena, tai šio sprendimo projekto siūlyme pakeisti kompensavimo tvarkos aprašą, tai sprendimo projektas pristatytų komiteto posėdžiams, klausimų nebuvo, taip pat komiteto posėdžių metu buvo pristatytas papildomas 1.7 papunktį, kurio siūloma pripažinti netekusių galios 14.2 papunktį tvarkos aprašo, kurio būtų atsisakoma reikalavimą būti prisijungus prie vandentiekio tinklų. Jeigu jų turi tokią galimybę, tai būtų papildomos darytos galimybės gauti kompensaciją tiem pareiškėjams, tai siūlome pritarti projektui su pakeitimu. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt keturi klausimų už, sprendimas yra priimtas, dabar pereisime prie socialinės paramos skyriaus. Tikrai nemažai klausimų. Tai yra TSP 147 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 20 dienos sprendimo numeris 1/39 dėl materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė, prašau. Labą dieną.
Parengtas sprendimo projektas, kurio esmė yra papildomas aprašas būtent dėl paramos gausioms šeimoms skirimo galimybės, taip siekiant mažinti administracinę naštą. Įtraukiamas punktas, kad skiriama parama šeimom auginančiam 4 ir daugiau vaikų ir papildoma nuostata dėl šeimų, kurios augina 3 vaikus ir bent vienas iš jų yra su negale. Taip pat apraše yra tikslinami kai kurie punktai dėl dokumentų pateikimo, siekiant racionalesnio paramos skirimo ir aiškumo dokumente. Sprendimo projektas buvo pristatytas komitetų posėdžiuose, pakeitimo ar papildymų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti? Pasisakyti galbūt? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. (24) tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 148 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 20 dienos sprendimo numeris 1/36 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešė Ligita Rimkuvienė. Sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas komitetų posėdžiuose. Pakeitimo ar papildymų jame nėra, o sprendimo projekto esmė tai aprašas buvo patikslintas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiem gyventojam naujos redakcijos nuostatas. Taip pat atsižvelgiant į centralizuotos vidaus audito tarnybos išvadą, tai siekiant mažinti administracinę naštą, taip pat yra įvertinta ir nustatyta galimybė dėl skirimo laikotarpio, būtent nešildymo laikotarpio piniginės paramos asmenim, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, asmenim, kurie pripažinti netekę 60% ar daugiau dalyvumo ar šalpos pensijų gavėjim. Tai numatytas skirimo laikotarpis, paramos nešildymo laikotarpis 6 mėnesių. Kaip minėjau, pakeitimo ar papildymo nėra. Ačiū. Taip, Rita Grigalienė, prašau. Labas rytas visiems, aš turiu pranešėjai klausimą. Dabar šiuo metu apskaitoje, kiek jūs turit atitinkančių statusą nepasiturinčių ar ne asmenų Tauragės rajone? Apie 2000 gyventojų turbūt yra socialinės pašalpos gavėjų, 1900 su trupučiu. Ir antrą klausimą turiu, ar jau prasidėjo dėl šildymo kompensacijų priėmimas gyventojų ir kokia yra situacija, trumpai tiesiog norėčiau. Tai mes jau vykdom keletą metų išankstinę registraciją, tai gyventojams yra sudaroma galimybė užsiregistruoti nuotoliniu būdu, tiesiog dėl prašymo pateikimo. Prašymai gali būti priimami per visą šildymo sezoną, tai ta sistema pas mus veikia sklandžiai. Gyventojai pateikia prašymus jiem patogiu metu ir žinoma, labai skatinam gyventojus kreiptis ir teikti prašymus per socialinės paramos informacinę sistemą. Tiesiog taip, SPIS sistemoje jiem patogiu metu jie pirmiausiai apdorojami ir parama pasiekia greičiausiai. Ačiū. Ar būtų dar norėčiau paklausti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. (23) tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Šitas klausimas TSP 149 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 dienos sprendimo numeris 1/379 dėl amortizacinių atskaitimų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo pakeitimo. Pranešė Ligita Rimkuvienė. Sprendimo projektas taip pat pristatytas komitetų posėdėje. Sprendimo projekto esmė tai yra pripažinti būtent paminėto dokumento 3 punktą, kuriuo yra patvirtintas būsto nuomos apskaičiavimo aktas. Tai šiuo dokumentu būtų pritarta ir panaikinta ir sekančių dokumentų patvirtinta formos tiek būsto nuomos sutarčių, tiek pačių aktų viename dokumente. Ačiū. Ar būtų norinčių papildomai paklausti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. (24) tarybos narių sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 150 dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto ir Tauragės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarčių formų patvirtinimo. Pranešė Ligita Rimkuvienė.
Sprendimo projekte, kaip ir minėjau prieš tai pristatytam klausime, tai būtent sprendimo projektu tvirtinamos savivaldybės būsto nuomos ir socialinio būsto nuomos sutarčių formos bei apskaičiavimo aktai, būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo aktai. Ačiū. Ar tarybos nariai norės Papildymų papildomai nėra. paklausti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tai 24 tarybos nariai už sprendimas. Supratau. Taip, 24 tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 151 dėl Tauragės rajono valdybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 dienos sprendimo numeris 1/421 dėl paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms auginančioms 4 ir daugiau vaikų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios pranešė Ligita Rimkvienė. Sprendimo projekto esmė pripažinti tarybos sprendimą, kurio atskirų dokumentų buvo patvirtintas būtent paramos skirimo gausiom šeimom aprašas, kadangi prieš tai pristatytame materialinės paramos teikimo apraše yra įtrauktos nuostatos dėl minėtos paramos teikimo. Taip siekiant mažinti administracinę naštą. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Taip, 24 tarybos narių sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 152 dėl Tauragės rajono valdybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 dienos sprendimo numeris 1/335 dėl Tauragės rajono valdybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo pranešė Ligita Rimkvienė. Sprendimo projekto esmė atnaujinti komisijos sudėtį, todėl kad yra pasikeitimų, būtent sutrikusios psichikos Lietuvos žmonių globos bendrijos Tauragės filialo pirmininkė pasikeitė, įrašoma Eglė Rukienė ir vietoje Andriaus Kačergio Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos centro gydytojo psichiatro įrašoma Kamilė Tolvaišaitė. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tai 24 tarybos narių sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 153 dėl Tauragės rajono valdybės tarybos 2024 m. vasario 20 dienos sprendimo numeris 1/63 dėl Tauragės rajono valdybės asmens su negalia tarybos steigimo pakeitimo pranešė Ligita Rimkvienė. Sprendimo projekto tikslas toks pat kaip prieš tai pristatyto klausimo, kadangi pasikeitė pirmininkė sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos, tai įrašoma į asmens su negalia tarybos sudėtį Eglė Rukienė ir užimtumo tarnybos atstovas taip pat pasikeitė, įrašoma Birutė Tutlienė. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Taip, pasisakyti Rita Grigalienė, prašau. Ačiū labai. Aš tiesiog kreipiuosi į asmenų su negalia tarybos komisiją, ar ne, ir turiu tokį pasiūlymą ir galbūt tai, negalbūt, bet manyčiau, kad mūsų savivaldybė yra labai progresyvi ir siūlyčiau toj komisijoje apsvarstyti, kad tarybos posėdžiai būtų transliuojami ir asmenims su kompleksinė klausos ir regos negalia. Tai yra gestų kalba. Tai nieko naujo nėra, tai yra kitos savivaldybės tą daro, ta paslauga yra nemokama, tai labai norėčiau, kad ir tie asmenys, kurie esantis mūsų bendruomeniai, matytų mūsų posėdžius ir suprastų ir girdėtų, ką mes transliuojam savo gyventojams. Tai kviečiu komisiją apsvarstyti ir priimti tokį sprendimą. Ačiū. Ačiū. Ar būtų dar norinčių paklausti ar pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti.
24 tarybos narių sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP 162 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Tauragės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir viešai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjo turto valdymo poskyrio vedėja Romualda Varvolė, o nuo šito klausimo nusišalina Darius Petrošius ir Pranas Petrošius dėl artimo darbo santykių pirminės sveikatos priežiūros centre bei Virginija Eičienė dėl darbo santykių Tauragės šeimos gerovės centre. Ar galime pritarti nusišalinimams? Prieštaraujančių nematau, prašau pristatykite klausimą. Labą dieną. Tai sprendimo esmė yra perduoti pagal projektą 5 elektros generatorius biudžetinėms įstaigoms po 1 generatorių. Sprendimas pristatytos komitetuose, pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti ar pasakyti? Nėra. Kviečiu balsuoti. (21) tarybos narys už, sprendimas priimtas, nusišalinusiai turėtų sugrįžti. Kitas klausimas TSP 163 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio nekilnojamo turto esančio Bažnyčių gatvė 20/9 Tauragėje pripažinimo nereikalingų ir netinkamų negalimų naudoti ir pardavimo viešame aukcione. Pranešėja Romualda Varvolė, prašau. Sprendimo tikslas yra pripažinti netinkamų negalimų naudoti minėtą negyvenamą patalpą neįrengtą palėpę, tai 23,48 kvadratiniai metrai, ir siūlyti ją parduoti aukcione. Sprendimas pristatytas komitetuose, pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti ar pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Taip, 22 tarybos nariai sprendimas priimtas. Gal galit kažkas pakviesti nusišalinusius, gal jie pamiršo sugrįžti? Ačiū. Taip, kitas klausimas TSP 164 dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponuojimo jo tvarkos aprašo patvirtino. Pranešėja Romualda Varvolė, prašau. 26 metų birželio 1 dieną įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo jo įstatymo naujai redakcijai keičiamas aprašas ir išdėstomas nauja redakcija. Sprendimas pristatytos komitetuose, pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti ar pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Taip, 24 tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Šitas klausimas TSP 166 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 dienos sprendimo numeris 1/264 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir viešai įstaigai Tauragės ligoninė pakeitimo. Pranešėja Romualda Varvolė. Nuo šito klausimo nusišalino Darius Petrošius ir Pranas Petrošius dėl artimo darbo santykių PSPC. Jovita Vaitkė, Linas Janušonis dėl artimo darbo santykių Tauragės ligoninėje bei Andrius Burmistrovas ir Mindaugas Bakša dėl darbo santykių Tauragės ligoninėje. Ar galime priimti nusišalinimus? Prieštaraujančių nematau, nusišalinamas pritarta. Prašau, pristatykite klausimą. Sprendimo tikslas yra perduoti artroskopo sistemą įsigytą iš biudžeto lėšų Tauragės ligoniniai. Sprendimas pristatytos komitetuose, pakeitimų nėra. Ačiū. Tarybos nariai norės papildomai paklausti. Nematau, pasisakyti nėra. Kviečiu balsuoti. Tarybos narių už, sprendimas priimtas. Šitas klausimas TSP 167 dėl ilgalaikio materialio turto perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, disponuoti jo patikėjimo teisę. Pranešėja Romualda Varvolė ir nusišalina Sonata Jurgilinė dėl darbo santykių Tauragės Javorų pagrindinėje mokykloje.
Ar galime priimti nusišalinimą? Prieštaraujančių nematau, prašau, pristatykite klausimą. Sprendimo tikslas yra perimti Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teisę valdomą ilgalaikį materialų į turtą, tai yra 34 nešiojimus kompiuterius ir perimus juos perduoti 8 švietimo įstaigoms. Sprendimas pristatytas komitetuose, pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. (23 tarybos nariai už) sprendimas priimtas. Šitas klausimas TSP 168 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 5 dienos sprendimo numeris 1/137 dėl viešame aukcione parduodamų Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo pranešėja turto valdymo poskyrio specialistė Daiva Misiūtė. Prašau, Daiva. Labą dieną. Šio tarybos sprendimu siūloma pakeisti viešame aukcione parduodamą Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, papildant jį naujais Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais pripažintais nereikalingais ir nelikus kur pritaikyti objektais. Ačiū. Ir tarybos nariai norės papildomai paklausti dar kažką? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. (24 tarybos nariai už) sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP 169 dėl humanitarinės pagalbos suteikimo pranešėjas kultūros skyriaus vyriausias specialistas Mindaugas Piečia. Prašau. Sveiki. Šiuo sprendimo projektu siūloma suteikti humanitarinę pagalbą miestams partneriams iš Ukrainos Lucko ir Tarnopilį po 50 000. Pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti ar pasisakyti? Taip, Rita Grigalienė, prašau. Ačiū. Aš pranešėjų klausimą turiu dėl duodamo ar nesumų. Praeitą kartą jūs minėjot, kad paskui duoda kažkokią tai ataskaitą, ką už tos pinigus ar ne, jie įsigyja ar taip toliau, ar dabar irgi taip pat yra? Taip, jie pateikė mums raštu viską. Ačiū. Taip, Sigitas Mičiulis, prašau. Ačiū. Prieš porą dienų Ukraina šventė 35 metų nepriklausomybės atkūrimą ir 12 metų didvyriškai kovoja ne tik už savo žemės, už savo laisvę, bet ir mūsų laisvę. Tai aš tikrai balsuosiu už šį sprendimą ir manau, kad ta parama ateityje galėtų tik tai didėti ir tuo pačiu kvieščiau visus biudžetinių įstaigų vadovus, švietimo, kultūros, sporto, taip pat ypatingai savivaldybės įstaigų vadovus, užmegzti kontaktus, apsilankyti Ukrainoje ir pamatyti, kaip jie išsprendė daugelį problemų, žymiai paprasčiau už savus pinigus ir aukotus pinigus, kad turėtų šilumą, vandenį, elektrą. Ir pagalvokim apie tai, kaip dirbtų savivaldybės administracija, seniūnijos, mokyklos, jeigu, tarkim, tinktų elektrą. Kaip pavyzdys. Taip, kad tikrai dėkojam visiems, kurie prisidedat prie paramos. Vaikai, kurie grįžta į Ukrainą iš stovyklų, iš šeimų, kur nukentėjo nuo karo įvykių ir rašo rašinėlius apie savo svajonės ateities. Jie rašo, mes norėtume ateityje, kad Ukraina gyventų, būtų Europos Sąjungoje ir gyventų taip gražiai, kaip gyvena Tauragė. Tai kviečiu visus balsuoti už šį sprendimą. Ačiū. Sigitas Kancevičius. Aš nesakysiu, kaip balsuosiu, nes pamatysit ekrane. O klausimas štai toksai. Ar yra kažkokia konkreti suma buvo prašoma, ar tiesiog, tiek, kiek galit? Tiek, kiek galim, bet mes esam nusimatę jau metų pradžioje skirti 100 000. Ačiū. Ar tarybos nariai dar norės papildomai paklausti ar pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti.
24 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSV 154 dėl 2026-2027 mokslo metų Tauragės rajono savivaldybės mokyklų iki mokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo. Pranešėja švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė, o nuo šito klausimo nusišalina Sonata Jurgelinė dėl darbo santykių Tauragės Jovarų mokykloje, Goda Košinskytė dėl artimojo darbo santykių Tauragės Lopšelėje, Darželėje Kodėlčius bei Darius Petrošius dėl artimo darbo santykių Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje. Ar galime priimti nusišalinimus? Prieštaraujančių nematau, prašau pristatyti tą klausimą. Labadiena. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma patvirtinti 2026-2027 mokslo metų Tauragės rajono savivaldybės mokyklų iki mokyklinio ugdymo grupių sąrašą. Sąrašas buvo pridėtas, pristatytas komitetų posėdžiuose, iš viso rajone bus suformuotos 62 iki mokyklinio ugdymo grupės. Ačiū. Ar būtų norinčių paklausti ar pasisakyti? Taip, Modestas Petraitis, prašau. Diena, noriu paklausti, ar Dauglokyje jau nebėra iki mokyklinio? Turite omeny, kad jis priklauso Jovarų pagrindiniai mokyklai. Jovarų pagrindinė mokykla turi grupės, nebelieka, tuoj paminėsiu konkrečiai, formuojama bus grupė, tik tai Jovarų mokykloje nebebus formuojama grupė Eičiuose. Tai Dauglokyje nėra? Yra. Tai Dauglokyje yra priskirta prie... Jovarų mokyklos grupės. Aš noriu nėra pasakyti... išskirta atskirai, tik tais, bet priklauso prie Jovarų. Taip, jį priklauso Jovarų. Bet aš noriu fiziškai pasakyti, pagal naują priėmimo sistemą, tėvam dabar galima siūloma tėvam rašyti prašymus tiesiai į grupės, jos yra priskirtos šiuo atveju Jovarų pagrindiniai mokyklai, yra keletą, kaip ir Baltrušaičiuose pavyzdžiui, tai Jovarų pagrindinė mokykla. Ačiū. Ar būtų norinčių dar paklausti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narys už, sprendimas priimtas, šitas klausimas TSP 155 dėl Tauragės Lopšelio Darželio Pušelė nuostatų patvirtino. Pranešėja Jūratė Veisienė, prašau. Siūloma patvirtinti Tauragės Lopšelio Darželio Pušelė nuostatus, rengiant nuostatus atsižvelgti į naujausius įstatymų ir kitų norminių dokumentų pakeitimus. Taip pat po vyriausybės atstovo pastabų yra padaryti pakeitimai, kurie buvo pristatyti komitetuose. Kitų pakeitimų nėra. Ačiū. Ar būtų norinčių pasisakyti? Ar paklausti? Nėra. Tuomet kviečiu balsuoti, patvirtinti su pakeitimais. Tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 156 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 4 dienos sprendimo numeris 1/50 dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2026-2027 mokslo metams nustatymo pakeitimo. Pranešėja švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė, prašau. Atsiprašau, neįvardėjau nusišalinančių. Nuo šito klausimo nusišalina Sonata Jurgelinė dėl darbo santykių Jovarų pagrindinėje mokykloje, Darius Petrošius dėl artimo darbo santykių Jovarų pagrindinėje mokykloje, Jovita Vaitkė dėl artimo darbo santykių Karšuvos mokykloje ir Rasa Šerpitinė dėl artimo darbo santykių Žalgirių gimnazijoje. Ar galime priimti? Taip pat Sonata Jurgelinė nusišalins ir nuo TSP 157. Tai ar galime priimti? Prieštaraujančių nematau. Taip, ir Darius Petrošius. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma pakeisti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 4 dienos sprendimo 1/50 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija. Klasių komplektų skaičius rajone bus 203,
ir buvo pristatytas šitie pakeitimai bendruosiuose komitetuose. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti? Nematau, tuomet kviečiu patvirtinti ir balsuoti. Taip, 20 tarybos narių sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP 157 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2026 m. vasario 4 dienos sprendimo numeris 1/49 dėl 2026-2027 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtimo pakeitimo pranešė Jūratė Veisienė. O kaip minėjau, nuo šito klausimo nusišalina Sonata Jurgilienė dėl darbo santykių Tauragės Jovarų mokykloje ir Darius Petrošius dėl artimo darbo santykių Jovarų pagrindinėje mokykloje. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma pakeisti 2026-2027 mokslo metų Tauragės rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo 1 punktą. Yra įrašyta, kad Jovarų pagrindinėje mokykloje vietoj 2 grupių formuojamos 3 grupės. Iš viso rajone bus suformuotos 24 priešmokyklinės ugdymo grupės. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Taip, Pranas Petrošius, prašau. Jo, norėčiau paklausti tokį bendrą klausimą, aš atsiprašau, gal buvo geriau būti tikęs prieš tai buvusio klausimo, kai diskutavome. Gal turite skaičius, kaip pas mus visumoje rajone vaikų skaičius, lyginant su praeitais mokslo metais, šiais metais didėja, mažėja, apskritai kokia ta demografinė pas mus sistema, problema yra ar nėra Tauragės savivaldybėje? Ačiū. Taip, tai bendrajame ugdyme, turiu minti, 1-12 klasės skaičiai beveik nesikeičia, jie išlieka stabilus, tačiau iki mokyklinio ugdymo įstaigose mes mažėjame 7 komplektais, tai yra arti 100 vaikų. Turiu mintyje darželius. Tai mažėjimas yra iki mokyklinio ugdymo įstaigose, kuris vėliau persikels į bendrojo ugdymo mokyklas. Apie 100 vaikų, taip. Ačiū. Ar būtų norinčių dar paklausti? Ar pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tai 22 tarybos narių sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP 173 dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų pritraukimo tvarkos aprašo patvirtino pranešėja Jūratė Veisienė. Nuo šito klausimo nušalina Laineda Ašmontinė. Atsiprašau. Taip, tai TSP 158 dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2026-2027 mokslo metais nustatymų. Pranešė Jūratė Veisienė. Parengtas sprendimo projektas, kuriame siūlome nustatyti Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičių 2026-2027 mokslo metams. Tauragės meno mokykloje bus planuojamos formuoti 76 grupės, Tauragės sporto centre 54 grupės. Pristatyta komitetuose ir aiškinamajame rašte yra smulkiai pateikti skaičiai bei kokios grupės planuojamos formuoti. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti ar pasisakyti? Taip, ir ta Grigalienė, prašau. Sakyti aš noriu. Ačiū labai. Tiesiog pasisakyti noriu, tokią žinutę pasakyti iš tikrųjų tėveliams, kadangi švietimo klausimai, kaip matau, dėl mokinių komplektavimo kaip ir paskutinis, tai labai aiškia tokia žinutė dėl mokytojų padėjėjų, ar ne, aš pati sulaukiu klausimų. Tai tėveliai, jeigu yra reikalingas mokytojas padėjėjas, aišku, tam tikri kriterijai turi atitikti ir mokinio, ir tam tikrą. Tai tiesiog kviesčiau kreiptis į mokyklą, į direktorių, rašyti prašymą, kad jei yra reikalingas vaikui, tai tikrai, kaip ir komitetų metu buvo pasakyta, kad mokytojo padėjėją tikrai jūs gausite. Ačiū. Ačiū. Ar bus norinčių dar pasisakyti ar paklausti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti.
Tai 24 tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Šitas klausimas TSP 173 dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų pritraukimo tvarkos aprašo patvirtino pranešėja švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Visienė. Nuo šito klausimo nusišalina Laineda Ašmontienė dėl darbo santykių Kauno kolegijoje. Ar galime priimti nusišalinimą? Prieštaraujančių nematau. Prašau pristatyti klausimą. Sprendimo projekto tikslas atlikti aktualius pakeitimus, kurie sudarytų galimybę pritraukti specialistus į Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės ir viešasias įstaigas. Yra sudėti visi 4 aprašai, kad gyventojams būtų patogiau matyti sąlygas. Pakeitimų nėra. Visi pakeitimai taip pat buvo pateikti tarybos nariams aiškinamajame rašte. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Ar pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Tai 23 tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 159 dėl Tauragės Žalgirių gimnazijos nuostatų patvirtinimo pranešėja Jūratė Visienė. Nuo šito klausimo nusišalina Rasa Šerpitinė dėl ardymojo darbo santykių Tauragės Žalgirių gimnazijoje. Siūloma patvirtinti Tauragės Žalgirių gimnazijos nuostatus. Komitetų metu buvo pristatytos vyriausybės atstovo tarnybos pastabos. Kitų pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti ar pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Tai 23 tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 160 dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo pranešėja Jūratė Visienė, o nuo šito klausimo nusišalina Sonata Jurgėlienė dėl darbo santykių mokykloje, Darius Petročius dėl artimo darbo santykių Jovarų mokykloje. Prašau, pristatykite klausimą. Siūlome tarybai patvirtinti Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatus, taip pat po vyriausybės atstovo tarnybos pastabų nuostatai koreguoti, korekcijos pristatytos bendrųjų komitetų metu, kitų pakeitimų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti ar pasakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. – 22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas ir paskutinis šiandien darbotvarkės klausimas TSP 161 dėl pritarimo sudaryti vidaus sandorį tarp Tauragės Versmės gimnazijos ir viešosios įstaigos Eko maistas dėl mokinių maitinimo paslaugų teikimo pranešėja švietimo sporto skyriaus vedėja Jūratė Visienė, prašau. Šio sprendimo tikslas – mokinių maitinimo paslaugų užtikrinimas nuo rugsėjo 1 dienos Versmės gimnazijoje, sudarant trišalę sutartį tarp Tauragės rajono savivaldybės, Eko maisto ir Versmės gimnazijos. Mūsų tikslas yra organizuoti maitinimą nuo rugsėjo 1 ir užtikrinti, kad mokiniai, kurie yra šeimos, kurios yra socialiai jautrios, jų vaikai gautų nemokamą maitinimą. Taip pat siūlome pritarti vidaus sandorio sudarinimui, kol Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bus atrinktas maitinimo paslaugos tiekėjas. Informacija buvo pateikta bendrųjų komitetų metu. Tik priminsiu, kad rugpjūčio 12 dieną įvykus konkursui neatsirado nei vieno tiekėjo, todėl šitas sprendimas buvo paruoštas, kad būtų užtikrintas maitinimas Versmės gimnazijoje. Ačiū. Aš gal trumpai dar pakomentuosiu, tai taryba pritarė VŠ Eko maisto steigimui, tai yra, kur savivaldos funkcija yra teikti maistą būtent iki mokyklinio ugdymo įstaigoms, tai tam nereikėjo jokių vidaus sandorių, mes tiesiog visą tą galėjom padaryti ir tą padarėme, dėl ko tą darėme puikiai atsimename, nes nebetenkina nei
požiūris, nei kokybė ir tai netitinka jokių šiuolaikinių realijų. Tai dabar, kaip matome, viešoje maistas susitvarko pakankamai neblogai. Toliau einame būtent su mokyklomis, žiūrime, kaip ten yra vykdomos sutartys, kaip vykdoma įsipareigojimai, kaip užtikrinama kokybė, yra begalė pažeidimų, požiūris yra visiškai apatiškas ir kuo giliau einame būtent į maitinimo problemas, tuo labiau matome, kad ten tiesiog, kaip žinot, namo pamatai, kai yra netvirti, tai ir namas greit griūva, tai iš esmės visa ta sistema yra paremta ant blogų pamatų, tai yra konkurencija yra tuose faktoriuose, kur praktiškai jinai nereikalinga, o tai daugiausiai maitintojai koncentruojasi į valstybės investicijas, tai yra valstybė duoda tikrai nemažai pinigų, kad tam tikra dalis vaikų būtų pamaitinta ir yra nustatytos sumos, tai daugiausiai koncentruojamas yra į tų sumų, kaip sakyti, gal, kaip čia pavadinti, paėmimą ar ne, o visa kita, kas vyksta, ar ten papildomai kažkam parduoti, yra neįdomu. Yra tikrai begalė problemų ir kuo toliau žiūrime, tuo daugiau jų randame, bet mes mokyklom esam tikrai pasakę, kad jeigu reikia teisininkų pagalbos, jūs jas tikrai gausite, nes nupirkus per CPO yra 50 puslapių sutartys, su viskuo aprašyta, maitintojų atstovai dažniausiai yra apsistatę turbūt daugiau teisininkų negu vyrėjų. Tai iš esmės vyksta kova tarp teisininkų, o reikia iškepti tik kotletą. Tai tas tiesiog atsibodo, dėl to mes įsteigėm eko maistą. Dėl to žiūrime, ką toliau daryti, kad tiesiog būtų adekvatus, kokybiškas, geras maistas, normalus aptarnavimas, bet kai pamatai yra blogi, tai ta sistema yra tiesiog, nežinau, pasmerkta žlugti, bet viskas aišku yra dėl to, kad mokyklos veikia 180 dienų per metus grubiai. Tai ten padaryti kažkokį tai labai gerą ar verslą, ar dar kažką, yra tikrai sudėtinga. Kur tiekėjas yra Tauragės rajone veikianti įmonė, dažniausiai problemų mes neturime, nes jie dažniausiai turi kažkokią viešojo maitinimo įstaigą ir ten tikrai problemų su vietiniais tiekėjais neturime. Problemos atsiranda, kai ateina jau nacionalinio lygio tiekėjai, kur su kokiu 8 pavadinimu pakeitę ir sako, kad jie dabar jau teiks jau gerą maistą, nors ateina tas pats vadybininkas su kitų pavadinimu. Tai yra tiesiog pasityčiojimas. Tauragėje mes tokiam pasityčiojimui nepritarsim niekada, samdysim tiek teisininkų, tiek reikės, bet kol maitintojai pradės samdyti teisininkus, o virėjas, tol mes irgi samdysim teisininkus, kad jie samdytų virėjas, o ne teisininkus. Tai tikrai šita vieta taip nebus palikta, nes kantrybės taurė yra persipildžiusi visoje Lietuvoje. Kiti yra nuėję kitų kelių, jie gražina į mokyklų struktūrą virėjas, bet šalia mokyklų virėjų tada reikia viešųjų pirkimų specialistų, nes reikia nupirkti maistą, tada reikia buhalterių dar daugiau, nes reikia viską su gramai sumatuoti. Tai mes Tauragėje bandome eiti kitų kelių, tai yra turėti profesionalią viešojo maitinimo, tai yra mokyklų maitinimo įstaigą, kuri darys šitą viešąją paslaugą, nes tai yra ne kas kita kaip viešoji paslauga ir ją užtikrinti nėra taip paprasta, tai yra sunkus darbas, bet su tinkamu požiūriu į tai galima tikrai padaryti. Tai tiesiog norėjau tokią informaciją pateikti ir dabar noriu pasakyti Rita Grigalienė, prašau. Taip, ačiū. Aš turiu 2 klausimus. Klausimai taip, kad problemų yra, tai visi žinom, bet procedūros yra procedūros, kad tvarkingai turi būti padaryti dokumentai. 2 klausimai tokie. Ar yra viešieji pirkimai atnaujinti? Nes jūs minėjot, kad rugpjūčio 13 dieną negautas nei vienas pasiūlymas. Ar yra procedūra vėl atnaujinta ir pirkimas paskelbtas? Pirkimas. Tai gal aš patikslinsiu, nes tai vis tiek kitos skyriaus yra kompetencijos klausimas. Tai mes šiuo metu rengiame viešą konsultaciją, kaip žinote, kai nelaimimas konkursas, mes turime teisę ir pareigą konsultuoti su tiekėjais, kas netenkina. Tai pirmiausiai šitas procedūras atsiliksime, pasižiūrėsime, ar kainodara netinka, ar kitos sąlygos ir tada spręsime dėl tolimesnių pirkimo procedūrų.
Taip, ačiū. Viešojų konsultacija nėra pareiga, tai yra teisė, ar ne, bet viskas tvarkoja. Konsultuotis tikrai yra gerai su teikėjais ir žinoti, kas netenka. Ir antras klausimas, vidaus sandoris. Tai yra, tokia plona linija, ar buvo užklausta konkurencijos tarnybos apie tai, nes viskas tvarkoja, mūsų tikslas tikrai, kad tie vaikučiai gautų ar ne maistą ir taip toliau, bet ar buvo užklausta konkurencijos tarnyba, kad esant tokiam atvejui būtų galima pirkti paslaugą, gauti maitinimą iš Eko maisto. Taip, kaip ir minėjau, tai yra labai plona linija ir įvairiausių yra teisminių praktikų. Šiuo klausimu, kai yra rengiamas tarybos sprendimas, konkurencijos tarybos išvados nereikėjo tokios kaip oficialios. Konkurencijos tarybos išvada būtų būtina, jeigu tai būtų mero potvarkiu pavedama šitai įstaigai atlikti šitą funkciją, tada turėjom gauti būtent išvadą. Tačiau nuėjome kitų kelių ir mūsų teisininko nuomonė, daug konsultacijų turėjome, kad vidaus sandoris yra vienas iš saugiausių ir atviriausių, sakykime, sprendimų, kuriuos galima šiandieną priimti, todėl kad mes jų neslepiame ir viešai pristatome, kad tai yra vidaus sandoris. Jeigu bus apskundimas dėl šito tarybos sprendimo ir tada bus kiti teisiniai keliai, tai šiandieną mes turime užtikrinti maitinimo tiekimą Versmės gimnazijoje, tą ir darome teisėtais būdais, ką šiandieną ir matome. Aš tada pasisakysiu. Ačiū. Jeigu bus apskundimas, mes tą apskundimą irgi apskusim. Tai Sigitas Kancevičius, prašau. Aš pasisakyti, neklausimas, jeigu nėra daugiau klausimų. Kažkaip klausantis dabar mero iš atminties iškilo tie seni laikai, kada buvo sakoma, kaip čia bus pažangu, kad reikia atiduoti į privačias rankas, nors tose diskusijose teko ir man dalyvauti. Ir tada mokyklų vadovai sakė, kad nieko čia gero nebus. Iš tikrųjų dabar, kai klausausi mero, tikrai jisai pagrįstai gražiai čia viską išdėstė. Po daugelio metų supranti, kad ta sistema, kuri kažkada buvo sukurta, jinai buvo niekam tikusi. Tai va, su tais eksperimentais, su tom reformom, kai vyksta tokie dalykai, tai čia, man atrodo, yra vienas iš tų vadinamų reformų, tik tai aišku, menkas momentas, tai tokia grimasa, kuri parodo, kad su tom reformom reikia labai atsargiai, pamatuotai, nes aišku, tai brangiai kainuoja ir rezultate tu pamatai, kad nieko iš to gero neišėjo. Ačiū. Ačiū. Aš ir pritardamas, ir prieštaraudamas tiesiog tokį komentarą, kad visas sistemas sugadina ne kas kito žmonės. Ir jeigu su vietiniais žmonėmis, su vietiniais tiekėjais mes problemų tikrai neturime. Ir kur yra vietinis dabar jau tiekėjas maisto mokykloje, tikrai jokių problemų neturime, džiaugiamės ir galima dirbti. Tai kitas tiekėjas, kuris atėjęs tik tai pinigus paimti, su juo tai daug problemų yra. Tai čia labai ne pati sistema yra bloga, galbūt viešųjų pirkimų sistema yra bloga. Kaip nupirkti kokybišką paslaugą, o ne kaip nupirkti paslaugą. Tai čia turbūt yra ta pagrindinė problema. Ne, tai taip, tai sakau, šiaip tai galima viską padaryti, ypač kai vietoje žmonės, kurie turi atsakomybės ir turi moralės dirba, ir kai yra žmonės, kurie ateina be atsakomybių ir be moralės ir daro tiesiog, kad būtų. Tai, bet viską sugadina žmonės, o sistema tobulintina visada, aišku, yra. Tai Rita Grigalienė, prašau. Tai ačiū. Žinot, toksai jausmas, kai aš išgirdau apie tai, kad nebuvo kreiptas į konkurencijos tarnybą ar ne, kad gauti išaiškinimą, kaip ir permetama tarybai mums visiems prisimti tam tikrus dalykus, tai ar nebuvo saugiau prieš tai pasikreipti į konkurencijos tarnybą, gauti atsakymą ir padaryti tam tikrus sprendimus. Tai vis dėlto, dviejopai taip ir man atrodo, kad saugiausia tai buvo ir pasikreipti ir gauti atsakymą, nes dar kartą nebenoriu čia kartotis. Tai tikslas yra, kad vaikai gautų maitinimą, bet kad ir būtų procedūros išlaikytos, taip kaip ir klausytų. Tai toks ir siūlymas būtų, kad
pasikreipti į konkurencijos tarnybą ir gauti atsakymą, o atsakymas, aišku, aš nemanau, kad jis neigiamas būtų buvęs. Tai tiek. Ačiū. Na, kaip jūs sakote, pirkimo procedūros buvo vykdytos 2 kartus ir abu 2 kartus joks tiekėjas nebuvo atėjęs. O kodėl Versmės gimnazija yra tiekėjam neįdomi, nes ten nėra nemokamo maitinimo prieš mokyklinukams, pradinukams. Dėl to ten reikia dirbti, kad parduoti esantiems žmonėms, kurie ten mokosi. O kai reikia dirbti, matyt, gal nelabai norisi. Tai ačiū. Jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, tai prašysiu pritarti šitam klausimui ir judėti pirmin, kad galėtume užtikrinti maisto aprūpinimą. Taip, 23 tarybos narių sprendimas yra priimtas ir su šiuo klausimu mūsų darbotvarkės klausimai pasibaigė. Jūsų žiniai, kitas tarybos posėdis yra numatytas rugsėjo 30 dieną. Ar mes siuntėm jau gal daugiau datų? Ne, iki 30. Tai netrukus dabar jau suplanuosim ir sekantį, netgi turbūt pasistengsim suplanuoti ilgiau, iki pat kovo mėnesio, iki pat balandžio galbūt. Ir jum atsiųsti tas datas, o dabar jau šventinė posėdžio dalis. Taip, tai mes dabar iki balandžio mėnesio atsiųsim jum datas. O jeigu jau labai greitai reikia, mes galim tada ir greitą padaryti, susės. Taip. Gerai, tai su tarybos sekretorė dar, jeigu ką, susiderinkim, o mes dabar artimiausiu metu tą padarysim. Taigi, o dabar perinant prie tos šventinės jau dalies, tai dar kartą labai dėkojam, kad atvyko meno vadovai, mokytojai, kolektyvų. Ir labai smagu jūs matyti čia, labai smagu buvo jūs matyti ir Lietuvos moksleivių dainų šventėje, kuri paskutinį kartą vyko prieš 10 metų ir dabar tiesiog toks trumpas filmukas, kad tarybos nariams būtų aiškiau. Toks katarsis vidinis, kad tiesiog negaliu sakyti, šitą šventę buvo skirta vaikams. Jie džiaugiasi ir taip nori, kad jie su šita emocija grįžtų namo.
Tai kaip norėčiau, kad įsineštų tą Lietuvą širdyje, kad jie žinotų, kad jie lietuviai čia gimė. Stačiau dabar. Labai smagu būdavo su draugėm panakvoti vienam kambarį. Savo vaikams bus labai smagu papasakoti. Buvo man 10 metų, buvau dainų šventėj. Aš nežinau, ar žiūrovai tą patį jaučia, bet mes ką jaučiam, man neapsakoma. Vaikai išėjo su ašarom laimės ašarom. Jie pajus tą visą emociją, jie laimingi. Po šios šventės jie tikrai grįš šokti, jie prisimins ją visiems laikams. Tai yra tiesiog apvalikavimas viso to, ką mes gražiausia turim Lietuvoje. Lietuvoje turim gražiausią muzikuojantį vaiką, dainuojantį vaiką, besidžiaugiantį vaiką. Čia yra gėrio virusas, jisai daro pandemijos, epidemijos, šitą virusą mes toleruojame. Nuo jo niekada nesusirgtų. Ta bendrystė, kurią jauti, būdamas su Keminėje, dainuodamas bendras dainas. Praleisti pačią geriausią dieną ir padainuoti su visa širdim. Tikrai labai gražus video ir čia yra ta Lietuva, ar ne, kurios mes visi norim ir kurią didžiuojamės. Ir ta kultūra, kurią mes turim saugoti, ir jinai duoda ne tik tai, ką mes čia matėme ekrane, bet dar kartą pakartosiu žodžius, kur mama man pasakė, sako, žmogus, iš kurio lūpų sklinda lietuviška daina, kuris šoka lietuvišką šokį ir kuris užsidėjęs tautinį rūbą, jis niekada gyvenime nepadarys nieko blogo. Tai vadinasi, jisai bus tik tai tas kūrėjas, tas geras žmogus, kuriuo galėsim didžiuotis, o tie geri žmonės prasideda nuo kitų gerų žmonių. Taigi dalyvavo 16 kolektyvų, kuriems vadovavo 12 vadovų. Tai tie geri žmonės prasideda nuo čia esančių tų gerų žmonių, tai yra 12 kolektyvų vadovų, kurie subūrė, kurie parodo, kad yra įmanoma, kad yra smagu, kad yra gera kartu būti, kad yra gera dainuoti, šokti, muzikuoti galų gale, kad yra gera būti kultūroje. Tai jūs esate tie patys pirmieji žmonės, kurie įkvėpėte tuos vaikus būti šito dalimi. Ir ateityje didelė tikimybė būti labai gerais žmonėmis. Tai už tai jums norime ir padėkoti. Tai yra ir organizatorių, moksleivių dainų švenčių organizatorių medalis, ir yra mero padėka, taip pat yra savivaldybės premija už tai, kad esate tas pirmasis įkvėpėjas ir kad mes galime matyti tokias nuostabias šventes čia. Po to dainų šventes, jau suaugusių dainų šventes, o galiausiai šiais metais vyko ir šventė netgi Čikagoje, tai yra Čikagos lietuvių. Jie irgi yra inspiruoti tuo, kas vyksta čia Lietuvoje. Tai ačiū Jums labai.
skiriama 200 eurų premija kiekvienam vadovui. Tai, kad buvote ten ir esate čia, turėte čia Tauragė. Tai gerbiamai Laimutį Rudminį. Prašau, prašau. Taip, gerbiamam žmogui, sakyčiau, legendai, jo Kaziui Bivainiui. Gerbiamai Vilijai Krugeliai. Taip pat gerbiamam Laurinui Antanaičiui. Gerbiamai Almai Rumšienei. Gerbiamai Evelinai Krugelytei. Gerbiamam Tadui Neštukui. Ačiū, nuostabus jūsų buvo pasirodymas. Ir dirigavimas savo. Gerbiamai Inesai Altaravičiai. Džiaugiuosi, kad jūsų dukra dalyvavo. Gerbiamai Dovilei
tikrai sveikatos, sėkmės ir kad tai viskas sektųsi. Gerbiamam Tomui Altaravičiui. Tomai, didinti savo sąstatą tik tai. Sąstatą? Ačiū. Ir gerbiamai Jolantai Kažukauskienei. Vadovai berods visi, jeigu neklystu, ar taip? O toliau padėkos bus tiem, kurie koordinavo visą šitą procesą, kurie taip pat buvo Vilniuje. Ne kaip kolektyvų vadovai, o kolektyvų koordinatoriai, bet kurie įdėjo tikrai labai daug darbo. Tai gerbiamam Virginijui Bartušiui. Ir nei vienosios nepraleidžiu. Ir toliau linkiu jų dar daug nepraleisti. Padėka gerbiamam Algirdui Petraičiui. Ačiū. Kai buvo bėda ir administracijoje, buvote jūs tas koordinatorius, kuris iš tikrųjų padėjo. Taip pat padėka Deimantei Vazinskaitei. Tai ačiū Deimantė. Deimantė iš tikrųjų tiek dienų praleido su mūsų ir prižiūrėjo mūsų vaikus taip atsakingai ir pasiaukojančiai, net pasakyčiau. Tai aš tikiu, kad Deimantė įkvėpta tos mūsų gražios šventės ir Lietuvos ne vienais dar metais galės atstovauti. Taip pat gerbiamam Mindaugui Piečiui. Nėra, bet vis tiek reikia padėti. Taip pat padėka gerbiamai Karolinai Kisnerienei ir gerbiamai Danguolei Petkienei.